Nežinau, ką nuo ko ir pradėti. Namelis pakibęs ore. Matėte jau tikriausiai. Gal vat pažiūrėkime, aš čia sudėsiu dabar vaizdų, kiek čia visko buvo. Ir kaip mes atsidūrėm šitoje situacijoje. Jisai slenka, tikiuosi, kad nesulaužys jo, bet iš paskos tai vat ledas koks pareina visas. Jo. Kurio ten palauk išdėt? Ai, nieko nesimato, bet tuoj prie tilto bus. Davai, gerai, iki. Ir greitai keliauja. Jo, gerai, iki. Iki, sėkmės. Ačiū. Eina sau. Eina sau. So sad, so sad. Viskas sulaužyta. Viskas sulaužyta. Kokie balkiai išlupti. Čia visas kampas vandenį. Šita pusė dar visai sveika. Bet čia kampas irgi suvarytas visai. Nu ką, atvažiavau. Sveikas gyvas. Nu kaip, dar laikosi? Jo. Dar laikosi, va, yra stebėtojų ledonešio. Žiūrėkit. Ant pačio įdomumo? Jo, žiūrėk, koks luitas kopė. Nu, bet laikė luitą tokį. Biškį užkabinę. Girdėjau dar, netgi bum. Sveikas gyvas. Jo, laikosi, dar laikosi. Nenuneštas visai, bet matau, kad ledų jau apdorotas stipriai. Reit jau neina, krantinė apsemta. O, kokį pareina. Jo, nerami tokia naktelė, sakyčiau, bus. Nenakvosiu, aišku, nu ką, aš jau nieko nepadarysiu. Įdomu, pažiūrėt, kaip būtų, kaip tas kampas. Kaip ten viduj, įdomu irgi. Čia nieko nesimato. Eik, tu palauk, ar ten visai nieko nėra. Nieko nesimato. Vakarėlis geras baigėsi. O, žinot, plotas tūsas buvo, čia visi dalinasi, postino. O vėmalus tvarkyt lieka man. Tai va čia tas vėmalas dabar, tas visas grožis virtęs vėmalu. Darbo nebijom, nieko nebijom. Ojei, ojei. Visos grindys įsipūtusios. Eik, tu čia viskas, va. Ant kiek čia viskas. Wow, vyva. Durys čia įspaustos. Ai, tai durys tik tai laiko, kad neiššauta čia viskas. Jo, realiai čia bet kada gali iššauti ir dar labiau sukristi. Čia apdaila, čia tas nušovęs, viskas nušovė.
Kaip namukas? Namukas gražiai atrodo, ne? Kaip gerai. Reikia biškai paremontuoti. Kaip gerai, kaip apačią gali pasižiūrėti. Taip. Kur tai pažiūrėsi? Jis čia kaip pakeltas kaip servise dabar. Dar taip jis nebuvo ore pakibęs, niekada. Garažinė. Jo, čia tokia dilema, ką daryti. Griaut ar atstatyt. Griaut ar atstatyt. Jie sako griaut, totaliai, griaut. O aš tokį turiu, tokį, aš žinau, kad aš galėčiau atstatyti. Bet, ar verta, ar... Sako, statyk kitą, aš neturiu laiko kitą statyti. Aš nežinau, ar aš imčiausi jau, žodžiu, tokia dilema. Po to dedam ten, šitas, kur turi tarp pontonų brūsus, po 6 metrus. Jo, čia su vienais, su kitais žiūrėjom, galvojom, kaip čia prieiti prie šito klausimo, ką čia daryti. Pjaustyti į konteinerį ar atstatinėti. Čia pagrindinė yra dabar dilema ir tiksi minutės, kaip čia viską apsispręsti ir pradėti daryti, nes nėra laiko, čia taip įsistovėti negali. Nors dar ledonešis nesibaigė, dar yra ledai likę ties Verkiais, aukščiau upėje dar ledai yra, tai čia kaip ir nieko nepadarysiu per tą dar vis esantį ledonešį. Bet pasiruošti kažką jau daryti reikia. Dėl to, kad namelis nelegaliai stovėjo, nežinau, ar čia verta kažko komentuoti. Jisai neturėjo jokio dokumentų, bet jam ir nereikia nieko. Žinot, valtis dabar, jis prisišvartavo kažkur tai valtį, prisirišo prie medžio, tai ir čia reikia dabar kažkokio tai leidimo. Čia galima tai traktuoti kaip valtis, tai jis neturi variklio, jis yra plūduriuojanti priemonė. Čia iš tikrųjų yra tokia plona riba, tokia slidi, čia gali įvairiai traktuoti. Vilnius neturėjo reguliavimo, dabar pradėjo reguliuoti. Pradeda reguliuoti, bando, atsirado tie laiveliai, kur čia plaukdino žmonės, tai atsiranda tos prieplaukos, atsiranda ir kažkoks reguliavimas. Aš jūsų gal negraudinsiu, kaip čia faina buvo, kiek čia dienų gražių praleistų, kiek čia viskas statyta buvo. Ir, žodžiu, čia labiausiai gal tas yra, kaip čia, sentimentai, emocionalus toks prisirišimas prie to namelio, bet dabar jau žiūriu, kad jis ir savotiškus simbolius tapęs. Toksai, tiek nuotaikos geros jis sukėlė, tiek daug emocijų gerų jis sukėlė per tą visą ledonešį. Tai kaip ir nelaimė, aišku, čia kaip ir, gaisras atsitinka ir žmonės kažkaip nesijuokia iš to gaisro. Iš namelio juokėsi, iš tikrųjų, tai šmaikščiai atrodė, kai jis plaukė tą upę. Bet man dabar nėra juokinga, man dabar nėra smagu, nes yra didelis galvos skausmas. Stovi pakibęs jisai ant krantinės ir reikia kažkaip dabar reikia išsisukti iš tos situacijos. Kelti, stumti vandenį nuskęs, nes pontonai visi iš po namelio išplauti, tai tokia situacija, tiek galima pasakyti turbūt. Žodžiu, turi minčių, parašyk, gal kažką tu genialaus sugalvosi ir padėsi šitą situaciją. Esu daręs ne vieną video apie namelį, apie gyvenimą ant vandens. Tai yra vienas didelis iššūkis, jis sukelia labai daug visokių tai nestandartinių situacijų ir tos situacijos reikalauja visą laiką nestandartinių sprendimų. Tai taip yra tiesiog. Tai tie, kas apie tai pasvajojat, tai dažnai nesusimąsto apie tą tokią kitą pusę. Tai čia yra ta kita pusė.